pakalbėsime apie DLP sprendimą. Iš tikrųjų pasidalinsiu ir statistiką, todėl iš tikrųjų šiek tiek jaudinuosi, nes skaidrių turiu daug paruošęs, tačiau vietomis galiu kai ką prašokti. Tad pasinaudokite mūsų chat skiltimi ir galbūt išreiškite pastebėjimus arba užduokite klausimus, tai yra aktyviai dalyvaukite visame mūsų webinare. Na, o šiandien mūsų temos yra, kaip sakyčiau, išskirčiau pagrindinės, tai yra duomenų tiekėjimo statistika, taip pat visgi kas sukelia, reiškia, tą duomenų tiekėjimo, kokie yra duomenų tiekėjimo kanalai, ne, kur jie vyksta dažniausiai, kaip atrodo duomenų tiekėjimo incidentas ir kaip jį atpažinti, kaip tinkamai reaguoti į duomenų tiekėjimą. Na ir pabaigoje parodysiu, viskas aišku suksis pagal laiką, parodysiu, kaip atrodo naujasis Safety'kas sprendimas. Matau, kad iš dalyvių sąrašo yra jau ir mūsų klientų, tai galėsiu šiek tiek pristatyti, kaip atrodo ir naujasis sprendimas, kurį gamintojas išleis netolimoje ateityje. Aišku, yra galimybė sprendimą naujai naudoti ir šiandien, tik tai yra tam tikri niuansai, kuriuos reikėtų žinoti. Tai galėsime aptarti pabaigoje. Taigi, duomenų nutekėjimo statistika Lietuvoje, na, standartiškai, taip sakyčiau, kadangi su duomenų nutekėjimais jau dirbu 5 metus, tai tikrai galiu pasidalinti ir patirtimi. Tai labai dažnai tas duomenų tipas, koks yra asmens duomenų pobūdis, taip gal reikėtų sakyti, nutekėjimo, tai yra konfidencialumo praradimas, reiškia kažkokie prisijungimo duomenys, asmens duomenys ir panašiai. Asmens duomenų, kurių saugumas buvo pažeistas kategorijos, tai yra ir asmens tapatybė patvirtinimas, asmens duomenys, prisijungimai, kredencialai, dar kitaip irgi gerai žinome, identifikaciniai numeriais, kuriuos mes galime identifikuoti kažką iš asmenų. Na, specialiųjų kategorijų asmens duomenys yra retesni, tačiau jeigu žvelgsime taip į statistiką, tai matysime, kad taip su kiekvienais metais turime vis daugiau ir aš net nebejoju, kad ir kitais, ir dar kitais metais tie dalykai, tie skaičiai tik augs vis labiau. Na, asmens duomenų saugumo pažeidimai dėl žmogiškos klaidos apie 60% šią statistiką pasiėmiau iš valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų, tai 35% yra kibernetiniai pažeidimai ir pažeidimų mastas tai yra iš tikrųjų įspūdingas, tai yra 2 milijonai paveiktų abonentų arba fizinių asmenų Lietuvoje, ne užsienyje, Lietuvoje. 2 milijonai, tai reiškia, tai gali įvykti labai paprastai. Tai gali nutekėti tam tikrą duomenų bazę, kur yra didelis vartotojų skaičius, ir ten yra daug asmens duomenų, pavyzdžiui, ir kredencialų. Na, tai turime 2 milijonus kažkur plius minus. Tai paprastai tariant, tai yra įspūdingi skaičiai. Kalbant apie incidento grupės, 22 metų skaičiai, matome kenkimo programinį įrangą arba kenksmingas kodas, čia yra įsiveržęs ir pirmauja. Informacijos rinkimas, nepageidaujamų laiškų klaidinančios informacijos platinimas, puikiai žinome ne tik phishinimą, bet ir SMS žinutėmis nukreipinėjimą į vairius puslapius, kuriuose irgi gali vogti tiek pinigus, tiek duomenis arba prisijungimo duomenis. Mėginimas įsilaužti, kai tiesiog randame web sistemą arba šiaip infrastruktūrą spragą ir bando kažkas įsilaužti ir pavogti duomenis. Tai jau yra NKSS statistika, DDoS atakos, kai norime sutrikdyti veiklas, sėkmingas įsilaužimas, neteisėta veikla, sukčiavimas, ir kiti incidentai. Tai matome, kad vienos grupės šiek tiek pamažėjo, kitos padidėjo, bet tas vientisumas išlieka. Kalbant globaliau statistikos mastu, tai vėl asmeniniai duomenys, čia išskaidžiau šiek tiek irgi datomis, tai yra 23 metų šiek tiek naujesnė statistika, 22 ir 21. Ir matome, kad asmens duomenys
čia pirmoje vietoje, tai jau yra darbuotojo kažkokia intelektinė nuosavybė, ką aš pastoviai miniu, kad nors įmonė teigia, kad su asmens duomenimis nelabai dirba išskyrus tik tai, ką su darbuotojais turi, bet vis tiek asmens duomenys yra ir darbuotojo duomenys, ne, visi identifikaciniai dalykai. Intelektinė nuosavybė, tikrai nemažai mūsų klientų saugo su DLP ir intelektinę nuosavybę arba kažkokią kitą svarbią informaciją, tai gali būti teismų kažkokios nutartis, teismų informacija, įkalčiai, įrodymai, žinau, iš tikrųjų tų duomenų tipų yra ganėtinai daug. Kita įdomi statistika, kurią norėjau pasidalinti, nes šiaip iš tikrųjų sutinku įvairių administratorių, IT administratorių, kurie sako, kad viduje saugoti yra patikimiau, na, bent jau aš galiu daugiau kontroliuoti, šiaip kas yra tiesa, kad kai mes duomenis saugome taip vadinamuose on-premise sprendimuose, tai visiškai teisingai mes galime reguliuoti saugumo lygį, mes galime iš mūsų pažiūros taško, tai mes galime labiau apsaugoti infrastruktūrą. Tačiau jeigu mes žiūrėtumėm į statistiką IBM, tai tas duomenų nutekėjimas visiškai, na, nepriklauso. Ar tai on-premise, ar tai cloudinis sprendimas, ar abiejos aplinkos yra naudojamos. Tai iš principo labai didelio skirtumo nėra. Bet, neslėpsiu, iš tikrųjų daug kas priklauso ir nuo pačio saugumo lygio, nuo kibernetinio saugumo lygio organizacijų, ar ne. Tačiau nutekėjimas vyksta visur. Tiek debesijos, reiškia, aplinkoje, tiek lokaliai veikiančios sistemos. Kalbant apie duomenų nutekėjimus, tai taip vadinami threat actors, reiškia, galimi kenkėjai nutekėjimuose, jie, aišku, dauguma atvejų yra išoriniai ir mažesnė dalis yra vidiniai. Tai be abejo, kad įsilaužimai, visokie spragų ieškojimai, nutekinimai yra didžiausia dalis, tačiau yra ir vidinė tikimybė, reiškia, kad darbuotojas išeidamas iš darbo išsineš, darbuotojas persiūs kažkam netyčia, tai tie faktoriai išlieka kaip ir seniau. Šiaip jie nelabai ir keičiasi. Kalbant apie konfiguracinius arba taip, konfiguracinės klaidas, tai matome, kad, reiškia, kokios būna tos klaidos, matome, kad 21 metais, kai aš gal net pabrėžiau tą migravimą į debesijos platformas, tas dabar radikaliai keičiasi ta situacija, on-premise ne dabar, bet kažkur, na, 2018, 2019 metais, bent jau aš kiek pats pastebėjau, yra ir statistikos, mes atsidarytume, pavyzdžiui, Microsoft'o migravimą, reiškia, kiek klientų vis prisijungia su kiekvienais metais arba mėnesiais, tai kai yra nepatyrę IT administratoriai, tai žinoma, kad tos konfiguracijos nėra pačios aukščiausios kokybės ir yra padarytos tam tikros klaidos. Puikiai žinome įvairius duomenų nutekėjimus ir Lietuvoje tos didžiausius, tai vienas jų buvo, pavyzdžiui, CTB, tai ta klaida grinai nutekėjimo ir buvo, kad buvo klaidingai sukonfigūruota debesijos platforma ir jinai buvo tiesiog palikta atvira veikti vieša prieiga visiems. Tiesiog reikia atspėti nuorodą ir mes turime prieigą prie klientų duomenų. Tai čia tokia įdomi detalė. Nutekant duomenims, tai smūgis iš karto organizacijai, viskas aišku priklauso, reiškia, kiek įgaus populiarumo tas duomenų nutekėjimas. Tačiau, na, standartiškai, jeigu jis išeina į viešumą, tas duomenų nutekėjimas, tai natūralu, kad prarastas pasitikėjimas, jeigu žiniasklaidoje mirga, reiškia, duomenų nutekėjimas apie konkrečią įmonę, tai klientai mažiau pasitikės natūralu, nes jų duomenys nebuvo tinkamai apsaugoti, sukompromituoti klientų duomenys, atskleistas įmonės paslaptis how to, čia minėjau apie intelektinę nuosavybę, akcijų kritimas, jeigu duomenų nutekėjime dalyvauja asmens duomenys, žalą vertina, aišku, valstybinio duomenų apsaugos inspekcija ir čia jau gali paskirti ir tam tikras baudas. Ne?
toliau reputacijos praradimas ir viskas, aišku, susideda į tokį bendrą nuostolį, tai yra finansinį nuostolį, kokį patiria pati organizacija. Na, nutekėjimo priežastis, kaip ir sakiau, apie 60% yra žmogiškoji klaida Lietuvoje pagal valstybinio duomenų apsaugos inspekciją, pagal IBM yra šiek tiek kitaip. Tai yra kenkėjiška ataka visgi didžiąją dalį apima, toliau žmogiškoji klaida ir sisteminės klaidos. Tai yra, pavyzdžiui, veikia sistema, kuri pasensta, įgyja pažeidžiamumą arba atiduoda duomenis ne ten, kur turėtų. Čia susmulkinta labiau, tai yra socialinė inžinerija, vidiniai, pavyzdžiui, malicious insideriai, kurie veikia, galbūt konkurentom tos duomenis parduoda ir panašiai. Phishinimas, pažeidžiamumas ir trečiosios programinės įrangos dalyse. Cloud misconfiguration, ką tik apšnekėjau, sukompromituoti administratoriaus prisijungimai. Šiaip, kiek dalyvau pats asmeniškai incidentuose kaip specialistas, tai dažnai laviruodavo administratoriaus prisijungimai. Gal nesakyčiau taip, kad administratoriaus prisijungimai, bet privilegijuoto vartotojo, kuris turi prieigą prie įvairių kritinių sistemų įmonių. Ir toliau su tojais prisijungimais buvo vykdomos tolimesnės atakos, kurių metu išgaudavo arba intelektinę, arba asmens duomenis, arba kitą informaciją. Tai pakankamai dažnai dalyvaudavo sukompromituoti duomenis. Tai kaip atrodo duomenų nutekėjimo incidentas ir kaip jį reikėtų atpažinti, tai dažnai naudoju šios žingsnius, tai jie yra gan pasikartojantis, tada duomenų nutekėjimai atrodo labai panašiai. Tai darbuotojas netyčia išsiuntė jautrius duomenis, toliau darbuotojas informavo atsakingus asmenis dėl netyčio duomenų nutekėjimo. Dažnu atveju galiu pasakyti, kad šitas žingsnis tiesiog yra praleidžiamas pačio darbuotojo, jis apsimeta tiesiog nieko nepadaręs, iki kol, aišku, išlenda per kitą vietą tas duomenų nutekėjimas, tada smogia jau stipresnė jėga ir žala jau daroma praktiškai nepataisomai. Šiuo atveju, jeigu darbuotojas informavo atsakingus asmenis dėl netyčinių duomenų nutekėjimo, yra daroma veiksmų analizė, ką organizacija, kokių veiksmų ar priemonių gali imtis. Tai jeigu įmonė pati niekados nereguliavo jokių kanalų, nieko nestebėjo, duomenų perdavime nieko nedalyvavo, nėra nenumatyti jokie organizaciniai įrankiai, priemonės, taip vadinamos, tai iš tikrųjų tą suvaldyti be galo sunku. Yra, ką mes galime matyti, vėliau, aišku, paminėsiu, kaip spręsime, iš kur mes galime tos logus matyti, bet šioje vietoje mes galime tik informuoti, reiškia, atsakingas institucijas, jeigu tų nutekėjusių duomenų kategorija, pavyzdžiui, yra asmens. Ir toliau jau aiškinsimės kartu su inspekcijom, kaip mes galime užkardyti tokius duomenų nutekėjimus. Bet dažnu atveju tokia organizacija mūsų praktikoje kreipiasi ir mus, sako, kaip mes galime išvengti nuo tokių nutekėjimų. Tai aišku, pirmiausia, mes žiūrime organizacinėmis priemonėmis, toliau žiūrime, kaip galime užkardyti techninėmis priemonėmis, galbūt yra galimybė įsijungti daugiau žurnalizavimo, ypatingai 365 aplinkoje ar kitoje debesijos aplinkoje, kai mes galime matyti bent jau minimalų loginimą pačių duomenų. Kitas variantas dirba nuotoliniu būdu. Yra tikrai įmonių, kurios leidžia dirbti ir iš asmeninių kompiuterių ir būtinai pabrėžiu, kad tai nėra geriausia praktika, tikrai yra viena blogiausių praktikų, kai mes leidžiame dirbti darbuotojams iš asmeninių įrenginių. Ir netgi pastebėjau, kad darbuotojai einant į darbo pabaigą mėgsta iš savo darbinio kompiuterio išsiųsti duomenis į savo asmeninę paskyrą, tiesiog paprastai išsikelti, argumentuodami tuo, kad namuose norės dar prisėsti prie vieno ar kito darbelio ir padirbti. Tai vėlgi,
jeigu mes rūpinamės duomenų saugumu, norime išvengti duomenų tekėjimų, tai dirbti iš asmeninių įrenginių su asmeniniais ypatingai duomenimis tikrai negalima ir tuom reikėtų pasirūpinti. Tai arba išskiriant arba išskiriant saugumo produktus kažkokius asmeniniams renginiams, yra ir tokių įmonių, arba pats populiariausias būdas suteikti tam priemonės. Tai reiškia kompiuterius, nešiojimus, kurie galėtų vartotojai, kad galėtų dirbti iš namų, jungiantis prie VPN, pavyzdžiui, prie sistemų ir taip atlikinėjant tas užduotis. Toliau vartotojas iš išorės prisijungia prie įmonės terminaliniuose ir pavogė duomenis. Čia šiuo atveju buvo incidentas, kada vartotojas iš tikrųjų pats nieko nedarė, tiesiog viskas buvo daroma jo rankomis, tai yra naudojamas jo asmeninis renginys, jungiamas į jo prisijungimais, bet vartotojas iš šono atrodo, kad tai darė vartotojas, tačiau tai darė visai kitas asmuo. Ir pavogė duomenys. Įrenginys nepriklauso organizacijai ir nebuvo pakankamai apsaugotas. Toliau įmonė, veiksmų analizė, įmonė negali apsisaugoti ir atlikti bring your own device veiksmų analizės, būtina įgyvendinti jautrių duomenų priėjimo taisyklės darbuotojams, aišku, ir techninės priemonės. Na ir vėlgi, kai buvo mano praktikoje toks duomenų tekėjimas, tai jau tada ir svarstėm, kokių organizacinių ir techninių priemonių reikia imtis užkardyti tokį veiksmą. Kaip bebūtų gaila, būtent tik po aiškaus duomenų tekėjimo ir tokio skaudaus, sakyčiau, jau tada pradeda organizacijos rūpintis savo duomenų saugumu. Incidento atpažinimas. Įprastai, jeigu vartotojas išsisiunčia savo duomenis į asmeninę kažkokią paskyrą ir niekas įmonėje nėra, organizacijų nėra ribojama, tai yra pilna laisvė veikti darbuotojams, tai dažnai tokio duomenų nutekėjimo pati organizacija ir nemato, nes nėra jokių priemonių. Tačiau yra galimybė pamatyti, atsidaryti elektroninio pašto serverio žurnalus. Mes ten, aišku, rankiniu būdu turim ieškoti, kokie laiškai buvo išsiųsti, kokie attachmentai buvo pridėti, prisegtukai, taip vadinami, prie pačio laiško, ir tada jau tokiu būdu žiūrėti, jeigu jau įvyko ir mes žinom, kad įvyko duomenų nutekėjimas, tai yra galimybė kažką pamatyti bent jau minimaliai. Elektroninio pašto serverio žurnalai arba 365 aplinkos žurnalai debesyje. Darbo vietos žurnalai, tokio kaip judėjimo failų Microsoft Windows pati sistema jinai nefiksuoja, tačiau visgi yra tam tikrų minimalių priemonių, kurios gali parodyti labai minimalią informaciją apie failų judėjimą. Tiek tinklo judėjime, tiek iš pačio įrenginio failų sistemų, bet jie yra minimalūs ir daug informacijos jie neteikia. Vartotojų pranešimai, tai jeigu vartotojas sako, kad išsiunčiau kažką ne ten, tai tikrai nereikia numoti ranka, reikia atkreipdėmėsi ir tikrinti, kas tai galėjo būti, kokie duomenys tai galėjo būti ir atitinkamai elgtis. Jaučiamas konkurentų pranašumas pakankamai dažnai irgi girdžiu, kad išėjo iš mūsų darbuotojai ir konkurentė, pas konkurentą išėjo ir jaučiame pranašumą toje vietoje, kur tas darbuotojas dirba. Tai natūralu, kad kažkas bus nutikę. Ir esu turėjęs 2 atvejus, kai pavyko identifikuoti, ką darbuotojas padaręs išėjęs iš darbo, išėjo pas konkurentus ir pavyko identifikuoti duomenų nutekėjimo prieš išeinant iš darbo. Jeigu yra data loss prevention arba duomenų nutekėjimo prevencijos įrankis, jų šiuo metu rinkoje tikrai yra įvairiausių. Šiandien aš pristatinėsiu SafeTicką šiek tiek, tačiau jie būtent tą ir parodo. Kas buvo daroma, su kokia programa, koks vartotojas, kokiais kanalais buvo perduota, koks failas, visą žurnalą pilną incidento parodo, kas buvo daroma. Nutekintų duomenų informacijos iš išorės, kaip juokingai tai skambėtų, bet jeigu yra, pavyzdžiui, nutekinami failai įmonės ir tamsiajame internete, turėjau tokių atvejų, kai aptinkame ir informuojame įmonę, kad jūsų duomenys yra prieinami tamsiajame internete,
tai jie gali matyti, kas konkrečiai nutekėjo jau po viso įvykio ir incidento, ar ne, ir pasidaryti išvadas ir kaip mes galime apsisaugoti. Ir be abejo, kur mums reikia kreiptis pagal duomenų, reiškia, tipą. Kaip tinkamai reaguoti į duomenų tekėjimą? Čia išskirčiau, reiškia, pagrindą gal dvi kategorijas. Tai asmens duomenys, reiškia, asmens duomenys, intelektinė nuosavybė, finansiniai ir kiti svarbus duomenys įmoniai, reiškia, pagal kuriuos, jeigu nuteka asmens duomenys, tai aišku, valstybinė duomenų apsaugos inspekcija mes turime informuoti, tai yra kaip ir mūsų pareiga. Būtent, kai įsigalioja bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, tai mes turime, reiškia, jeigu mes identifikuojame apie įvykusį duomenų tekėjimą, kuriame dalyvavo asmens duomenys, ir informuoti, reiškia, atitinkamai. Intelektinė nuosavybė, finansiniai ir kiti svarbus duomenys. Tai tikrai pastebiu tendenciją, kad nuteka duomenys, tai gerai, pasikeiskime slaptažodžius, pasikeiskime galbūt lokaciją tų failų, kad nebūtų prieinama, pavyzdžiui, ten, nežinau, sistema, kuri skylėta arba prieinama dar ir išorės kažkaip. Tai dažnai organizacija visiškai nesima jokių veiksmų, pagurmoja darbuotoją, kad netyčia kažką nutekino ir tom pasibaigti. Tikrai dažnas variantas. Tačiau rekomenduojami veiksmai yra tokie. Inicijuoti vidinį auditą, reiškia auditą, tai kalbu apie duomenis, kas prie duomenų gali prieiti, kur jie laikomi, kaip jie laikomi, koks jų saugumas yra, ar saugumas tenkina organizaciją ar ne. Bandyti atstatyti žalą arba ją sustabdyti. Jeigu matome, kad prieiga yra dar vis prieinama, tai gal vertėtų tos prieigos ir neduoti prie išorės arba prie sistemos. Tiesiog sustabdyti tą prieigą, kad niekas daugiau negalėtų prieiti prie tų duomenų ir atlikti tam tikrus pakeitimus. Tai keliaujam į pirmą punktą, inicijuojame vidinį auditą, pasidarom analizę ir pritaikome metodiką. Įvertinti, ar žala tyčinė ar netyčinė, kartais tai padaryti iš tikrųjų sunku. Ta įrodyti dar sunkiau, nes kaip mes įrodysime, jeigu darbuotojas išsiuntė, jeigu savo į pašto dėžutę ar neišsiuntė, tai vėlgi galime tik tai spėlioti, ar ne, jeigu tai yra įrodymas, jeigu mums reikia įrodyti, ar darbuotojas tą tyčia padarė ar ne, tai teisiškai padaryti yra ganėtinai sudėtinga. Tyčinės žalos atveju kreiptis į teisėsaugą, reiškia, tai jau pati organizacija sprendžia, ar gali prisiteisti, ar gali kažkokią žalą atlyginti darbuotojas. Vėlgi yra daug visokių būdų. Čia, tačiau kiekviena organizacija tą jau pati įsivertina. Trumpai apie DLP sprendimą SafeTIC. Tai SafeTIC yra sprendimas veikiantis į organizacijos viduje, iš tikrųjų kiekvienam kompiuteryje, ir jisai ką daro, labai paprastai, jisai pirmas dalykas, tai audituoja apie visas failų operacijas, tai įskaitant darbą su naršykle, tai socialiniais tinklais, pakankamai dažnai darbuotojai šiai dienai siuntinėjasi duomenis ir per Facebook Messengerį. Elektroninis paštas tai vienas pagrindinių kanalų, numeris 1 kanalas versle, kurį mes naudojame, elektroninis paštas, ir ten mes jau siuntinėjomės iš tikrųjų viską. Visus laiškus, visą informaciją, failus, nuotraukas, keliam ir panašiai. Tai elektroninis paštas turi būti numeris 1, kurį mes turime audituoti pagrindę. Kaip aš sakau, organizacija, jeigu visai nieko neturi, tai bent jau reikėtų pasirūpinti tais pagrindiniais kanalais, kuriais keliauja duomenys. Toliau keliaujame jungtis, tai gali būti tinklo vieta paskirta administratoriaus saugoti duomenis įmonės tinkle. Tai gali būti SharePoint'as, koks nors, gali būti OneDrive talpykla, vėlgi. Tai vėlgi tie kanalai, kur mūsų duomenų srautas organizacijų yra pakankamai didelis.
Toliau yra nešiojamos laikmenos. Nenuvertinčiau, duomenų teikėjimui prieš 10 metų tai buvo standartiškai vykdavo pasikartojantis duomenų teikėjimai į nešiojamas laikmenas ir tai dažniausiai buvo taip vadinami per ant stalo dabar turiu flešiukai, ar ne, jeigu mums reikia kažkokios informacijos, ten išsikeliam į išorę, grįžtam namo, prijungiu, dirbu savo asmeniniam įrenginį. Šiai dienai tas dar vyksta, tačiau rečiau. Šiai dienai aš akcentuočiau, kad yra naudojamos debesijos talpyklos, Google Drive, tai darbuotojai tiesiog paprastai prisijungia darbo vietoje prie savo Google Drive, susimeta savo darbo duomenis ir jau grįžę namo, jie gali dirbti toliau su tais duomenimis, tačiau jų saugumas bus labai prastas. Spausdinimas ir rašinėjimai yra taipogi audituojami. Tam yra svarbu, kad jeigu įvyksta incidentas, pavyzdžiui, atsisiunčiau raštą, kuris yra kažkokia arba intelektinė arba asmens duomenis tame rašte. Ir incidento metu mums reikia išsiaiškinti, ką su tuo duomeniu darė vartotojas. Tai reiškia, iš kažkur atsisiuntė arba susikūrė pats, tada jis ką padarė, ar patalpino kažkur, ar atspausdino ir jau toliau, reiškia, sekė. Tai jeigu mes randame ofise kažkur atspausdintą dokumentą su asmens duomenimis, mes nesunkiai galime pasižiūrėti safety'ką, koks vartotojas tai padarė. Spausdino ir padėjo nesaugioje vietoj ir mes galime net atsekti. Toliau yra apribojami tam tikri pačios operacijos, kai vartotojas bando padaryti ekrano nuotrauką, taip vadinami snipping tools. Žinoma, dažnas klausimas būna, tai kaip apsaugosim pasiėmę telefoną, jeigu vartotojas jisai fotografuoja ekraną. Tai tikrai žinau bent kelias įmonės Lietuvoje, kurios, ateina darbuotojas į darbą, jam yra duodamas darbinis įrenginys, asmeninį įrenginį tiesiog įdeda į spintelę iki darbo pabaigos. Darbinis įrenginys yra valdomas mobile device management sprendimu ir kamera yra apribota, reiškia, tas, kas reikia, veikia, to, ko nereikia, neveikia. Tai esu tikrai matęs ir tokių įmonių, kai mes norime tikrai aukšto lygio apsaugos ir kad tie duomenys niekur neiškeliautų. Jeigu vartotojas sugeba įsiminti tuos duomenis, vėlgi, dėl to yra pasirašomos įvairios sutartys, ir būtent stengiamasi apsisaugoti taip, nes nuo įsidėmėjimo, reiškia, informaciją užrašant į smegenis, nuo to pati įmonė negali niekaip apsisaugoti. Tai yra tam tikrų niuansų. Toliau paminėčiau yra susirašinėjimų programėlės. Teamsai, Skype, aišku, po šiai dienai versle kaip ir nebenaudoja. Teamsai, Viberiai, Messengeriai, Slackas ir kiti populiariausi top 20. Visos tos programėlės yra palaikomas, tai reiškia, kad safety'ką geba audituoti ir blokuoti esant poreikiu visą informaciją į šias programas. Kaip ir minėjau, Microsoft 365 aplinka yra viena pagrindinių, turbūt, jeigu taip procentaliai žiūrint, tai apie 70% tikrai Lietuvoje naudoja 365 Microsoft ir yra vienas pagrindinių kanalų duomenų stebėjimų. Tai safety'ką gali tiek audituoti tuos visus duomenis, kas vyksta OneDrive, kas vyksta Outlook'e, debesijoje ir grąžinti tuos visus duomenis į safety'kos konsolę. Pabrėžiu, kad net jeigu vartotojas savo darbinėme arba nedarbinėme įrenginyje arba asmeninėme įrenginyje, jeigu naudojasi Outlook, kuris sukonfigūruotas darbo, jisai, reiškia, safety'kas sprendimas gali matyti laišką, kuris siuntė vartotojas iš asmeninio įrenginio darbiniam profiliui, reiškia, darbiniam elektroniniam. Štai kokį failą pridėjo, kam siuntė laišką, kas siuntė tą laišką. Debesijos jau minėjau, Google Drive, Dropbox'ai, OneDrive ir SharePoint, tai jie yra matomi ir yra galimybė tikrai identifikuoti tuos galimus duomenų teikėjus.
Kalbant apie 4 pagrindinius žingsnius su DLP sprendimu, apie safety sparnumą nenoriu tikrai smarkiai išsiplėsti, tiesiog bendros jo galimybės jau paminėjau, tačiau kaip praktikoje reikia elgtis su DLP sprendimu ir nepriklausomai tai būtų safety sprendimas ar kitas DLP sprendimas, tiesiog pagrindiniai žingsniai. Tai pirmas dalykas reiškia auditas, įsidėgėme DLP sprendimą arba jungiame jį, tai ką mes darome, reiškia paliekame veikti ramiai, be jokių apribojimų, stebime, kaip darbuotojai dirba, kokius kanalus naudoja. Na ir tokia dažniausia praktika, kad mes matome, yra naudojami visi pagrindiniai mūsų tie kanalai, elektroninis paštas, 365 aplinka, tačiau pradeda išlysti tam tikri duomenys, kurie tikrai nepatinka. Pavyzdžiui, darbuotojai talpina failus į failų perdavimo tam tikras talpyklas, tai tą dalyką reikėtų keisti. Labai gerą pavyzdį atsimenu, kaip įmonė, pamačiusi tokį elgesį, kai vartotojai talpina į failų talpyklas, kurios yra pasiekiamas visam pasauliu, tokius kaip WeTransfer ir panašiai, į asmeninės, reiškia, dėžutės Google Drive'us talpinasi. Tai įmonė labai paprastai parašė bendrą laišką visiems darbuotojams, kad, reiškia, dėl ko mes tai negalime daryti, koks duomenų saugumo lygis yra. Ir, reiškia, nebūtinai nubausti, nebūtinai kažką už rankos reikia pagauti, bet bendrai remtis DLP informaciją, tai yra auditu, informuoti darbuotojus apie jų veiklą ir kad to daryti negali. Ir vietoj to darbuotojams rekomenduoti tinkamus įrankius, ką jie gali naudoti, ar tai kažkokia yra vidinė sistema failų perdavimui, duomenų perdavimui, domenai tam tikrai ir panašiai. Tai yra galimybė informuoti atskirai. Labai geras pavyzdys, atsimenu, ir tikrai super. Nieko nenubaudžiant, tiesiog audito metu identifikuojame ir parašome laišką, dėl ko tai negerai daryti. Arba draudžiama daryti. Taigi, atlikę auditą su DLP sprendimu, mes keliaujame prie klasifikacijos, tai reiškia, apsirašome, kas mūsų organizacija yra jautru. Gali būti asmens kodai, gali būti raktažodis, pavyzdžiui, net vardas pavardė, tokie raktažodžiai, galbūt sąskaita faktūra, yra kažkokios žymos ant dokumentų, pavyzdžiui, tokia ir tokia poliklinika. Ir irgi yra galimybė matyti visus failus, kurie išskirti tos failus, reiškia, kurie turi žymą. Kai failas yra klasifikuotas, kai failas yra su žyma, reiškia, DLP sprendimas, jisai atpažįsta tą failą ir gali kategorizuoti, taikyti jam apribojimus. Tai taip atliekame ir duomenų paiešką ir suteikiame sprendimui žinomumą apie mūsų kaip organizacijos duomenis. Na ir toliau pagal poreikį, reiškia, jau galime taikyti tam tikrą apsaugą. Čia pasirinktinai, nes vienos organizacijos renkasi tik audituoti, kitos šiek tiek yra apriboti, viskas priklauso nuo poreikių. Na ir tuomet jau galime taikyti apsaugą, pavyzdžiui, kad failų negalima talpinti, tam tikrų failų negalima talpinti į išorinės laikmenas. Nepamirškit, kad išorinės laikmenos šiai dieną nėra tik flešiukai, bet ir tie patys telefonai, kurie tikrai dažnai naudojami prie kompiuterių, ar pakrauti telefonus, ar nuotraukas išsikelt, perkelt, tai tikrai darbuotojai tą naudoja ir po šiai dienai. Tai yra galimybė netgi apriboti, kad, pavyzdžiui, asmens duomenys negalima jau būtų iškelti į jokį telefoną. Tai jie tiesiog negalės išeiti. Na ir pasidarę žingsnius ar su duomenų apsauga, ar be duomenų apsaugos, ataskaitos yra būtinos. Nereikėtų galvoti, kad ataskaitos mus apkraus kaip administratorių ar kaip duomenų apsaugos pareigūnų. Ataskaitos iš tikrųjų ir tie įspėjimai leidžia mums matyti, greitai peržvelgti visą bendrą informaciją. Ir ataskaitas yra galimybė visados optimizuoti, kad rodytų tik tą informaciją, kurios mums reikia. Ta DLP sprendimai geba, o safety geba net, yra galimybė net susikurti savo ataskaitą.
Ta prasme, jeigu aš noriu matyti visus išeinančius duomenis į Google Drive, pavyzdžiui, aš galiu tai tą ir pasidaryti. Tai nuo jūsų poreikių sukonstruotos ataskaitos gauname elektroniniu paštu ir peržiūrim, reiškia, tą informaciją reguliariai. Na, laiko turime nedaug, tai kelias minutės. Keliaukime prie SafeTK demo sprendimo. Tai SafeTK One sprendimas atnaujintas, 11 versija. Ir įprastai sprendimas šiuo atveju buvo iš tikrųjų optimizuotas, sumažintas, kad patys vartotojai, patys administratoriai ar duomenų asmens pareigūnai neklajotų. Iš karto matome analizavimo vietas, duomenų, programų, puslapių ir ataskaitų. Tai nukeliavę į Data skiltį mes pasirinkiam, reiškia, apie matyti informaciją apie ką ar apie visą organizaciją, kuriuo laikotarpiu, nes dažnai, reiškia, SafeTK sprendimas geba kaupti duomenis tiek, kiek jūs patys pageidavote, kiek jūs norite juos laikyti. Noriu pabrėžti, kad pačiame serveryje nėra laikomi asmens duomenys, yra laikomi tik tai įrašai, kuriuose nėra asmens duomenų, asmens duomenys lieka visi darbo vietos. Tai nieko SafeTK serverį nekaupia. Tai darbas su duomenimis iš tikrųjų labai paprastai, jeigu aš kažką noriu peržiūrėti labai greitai, aš galiu netgi peržiūrėti destination types, pavyzdžiui, išsifiltruoti. Ir, reiškia, galiu tai daryti. Tik tai šiek tiek gal apkrovimas yra serverio, bet neturėtų būti. Pabandysiu išeiti, pereiti. Destination types. Nelabai rinksiu. Gal demo duomenys yra this year. Sprendimą sudėgiau ne per seniausiai, tai gali šiek tiek ir pastrikti, suprantama. Pavyzdžiui, pasižiūrėsim. Ne, vis dėlto duomenų bazė sukasi šiek tiek lėtokai. Pabandysime šiek tiek palaukti. Na, ilgiau reikėjo laiko. Aha. Taip, atsigavo mūsų duomenų bazę. Kaip ir minėjau, šiek tiek lėčiau gal dirba, nes sprendimas sudėgiau visai neseniai. Demo duomenys yra paimti iš seniau. Pabandome išsigrupuoti destination type. Na, tai vat ir matome destination type, tai reiškia, kur keliavote mūsų duomenys. Tai visi filtrai yra padaryti pagal politikas, pagal įrenginius galima įsifiltruoti, pagal duomenų klasifikavimą, kurį patys apsirašė, pagal programą, vartotoją, laiką. Na ir kaip pavyzdys, jeigu aš matau kategoriją webmail, ar ne, natūralu, kad jeigu mūsų įmonė naudoja kaip Outlook, ne, klientinę programą,
natūralu, mums kaip vartotojams yra įdomu matyti, reiškia, kokie failai buvo perduoti, reiškia, web paštais. Na, tai rodo, kokie failai buvo perduoti, kokie vartotojai tą darė ir kur tą failą kėlė. Tai yra galimybė, jeigu aš noriu pamatyti, kas kėlė į susirašinėjimo programėlės, kokiamis programomis, kokie failai, identifikacija ir panašiai, tai yra rodomos visos operacijos su duomenimis, kurios atliktos. Nepriklausomai, ar jos buvo prašytos ar ne. Toliau, darbas su aplikacijom, tai matysime bendras naudojimas aplikacijos, kurios nėra kategorizuotos. Čia, aišku, yra galimybė tas kategorijas susitvarkyti ir susidėlioti, tačiau čia vėlgi tie patys filtrai, kokios aplikacijos yra naudojamas. Yra galimybė žiūrėti aplikacijas per vartotoją, kategorijom, ir užblokuota, reiškia, Safetika turi galimybę blokuoti prieigą tiek prie programų, tiek prie tam tikrų internetinių puslapių, pavyzdžiui, visokių failų sharinimo, failų dalymosi puslapių. Tai čia matysime, kokie vartotojai bandė, reiškia, įkelti, lankytis tose kategorijose, bet buvo užblokuoti. Šiuo atveju tai buvo užblokuotos konkrečios programos. Toliau darbas su puslapiais, kai yra duomenų tekėjimas, tai dažnu atveju yra duomenų tekėjimas daromas ir per naršyklę pačią, ir tame dalyvauja ir patys adresai, tai tą informaciją Safetika įrenka ir mes matom iš kategorijos, kurios buvo top užfiksuotos, bendrai matyti puslapiai, ne užkategorizuotas puslapiai, pavyzdžiui, Safetika negali identifikuoti, kas čia per puslapiai, bet jeigu tai yra darbo puslapiai, mes tą galime sutvarkyti, vėlgi užblokuoti puslapį šiuo atveju 0. Tai mes matysime ir visą istoriją puslapiuose ir jeigu, aišku, ten buvo įkeltas failas kažkoks per data dalį, mes tą galime matyti. Toliau yra galimybė sukurti savo ataskaitas ir nusistatyti, kokia informacija bus renkama, reiškia, iš kokių dalių susidarys tą ataskaitą ir užsiprenumeruoti, reiškia, tiesiai elektroninio paštą. Ar perdavimas pačių failų, duomenų saugumas, kokie failai keliavo, kokie įrenginiai buvo naudojami perdavimui, pavyzdžiui. Elgsena tai yra, kai tiek programų, tiek puslapių, tiek elektroninio pašto, tai čia matysime labiau, čia kiekviena, aišku, įmonė pasirenka, reiškia, kiek pats vartotojas ką naudoja, kokios programos, kiek laiko užgaišo. Sakyčiau, aktualu buvo ypatingai COVID-inių periodų, nors ir šiai dienai, kadangi jau įpratome prie to hibridinio darbo, tai yra galimybė matyti ir patį produktyvumą darbuotojų, bet tuo pačiu ir, reiškia, kur tie duomenys mūsų keliauja. Darbas elektroniniu paštu, kas siuntė, kam siuntė, jeigu yra kažkoks attachmentas, mes galime jį matyti. Jeigu attachmente yra reiškia, aptikta kažkokia konfidenciali informacija arba asmens kodas, tai mes tą matysime, žinoma, irgi papildomai. Workspace dalis, reiškia, aš galiu užsipildyti, kad jeigu aš siunčiu asmens kodą į Baltimax, pavyzdžiui, domeną, tai viskas yra gerai, viskas patikima, tačiau jeigu aš siunčiu asmens kodą į gmail.com, tai iš karto vartotojai išmeta kažkokį pranešimą. Tai yra galimybė irgi sukonfigūruoti. Apsauga duomenims. Tai pirmiausia, reikia nusistatyti, klasifikuoti duomenis, kas organizacijai yra svarbu. Šiuo atveju tiesiog demo aplinkoje yra finansiniai, sveikatos duomenys, asmeniniai duomenys. Na, čia yra tiesiog pridėta asmens duomenys, bet mes galim ją papildyti raktažodžiais, kažkokiais, nežinau, yra identifikaciniai visokie numeriai, mašinos numeriai, pavyzdžiui, tai juos irgi galime apsirašyti. Galime apsirašyti, kad
failai ateinantis iš tam tikro šaltinio, iš mūsų DVS ar CRM iš karto taptų pažymėtais, taip vadinamai, ir yra galimybė juos identifikuoti safety, kad jie yra svarbus organizacijai. Taigi, nusirodę asmens duomenis arba kitą informaciją, kuri yra organizacijai svarbu, kaip ir minėjau, kad tie patys raktažodžiai. Toliau mes keliavome į protection skiltį ir čia kūrėme politikas, reiškia, kaip su tais duomenimis galima elgtis. Tai šiuo atveju aš pasirinku NEOL, bet pavyzdžiui, kokį nors finansiniai duomenys, SAFE. Ir čia aš sprendžiu, ką galima daryti, ką blokuoti su konkrečiais duomenimis. Ar gali būti talpinami į debesijos saugyklas, ar gali būti siunčiama elektroniniu paštu, susirašinėjimo programėlėmis, tinklo talpinimas, remote transferis, pavyzdžiui, jeigu kažkas prie kompiuterio prisijungia su TeamVieweriu arba kita nutolusio darbauto programa, tai yra galimybė užblokuoti, kad tų duomenų nepasimtų. Išoriniai renginiai ir web uploadas, tai jeigu vartotojai kelia į mažiau žinomas tokias failų talpinimo, tai yra galimybė iš karto užblokuoti. Kam pritaikome politiką ir čia papildomai galima užblokuoti, kad iš failo, reiškia, nebūtų failas, kuris atsisiųstas iš sistemos arba failas, kuris turi tam tikrą raktažodį, jo nebūtų galima iškopijuoti iš failo arba negalima paimti ekrano nuotraukos. Tai taip yra taikomi visi apribojimai. Ir įprasta tvarka, toliau jau mes matysime data skiltyje, jeigu aš pasirinksiu group, ir aš jeigu pasirinksiu pagal policy išrikiuoti, tai aš ir matysiu tą darbą su mano politikom ir kaip dirba vartotojai su mano prašytais duomenimis, su tam konkrečia politika. Taip, tai toliau vartotojai, kurie yra pridėti prie mūsų safetykos, patys įrenginiai, reiškia, kurie yra pridėti apie patį įrenginį, šiaip atiduodama pakankamai nemažai informacijos, gal reikėtų IP adresai, kokia operacinė yra naudojama, tai šiek tiek papildomos tokios informacijos ir IT administratoriam, jeigu jos reikia. Kadangi aš nesu atlikęs integracijos, tai yra galimybė, kaip ir minėjau, stebėti 365 aplinką, tai čia tiesiog ir nusirodo mūsų pastebėjimas, tiesiog reikia apjungti Microsoft 365 aplinką. Tai tiek paprastai apie SafetyCare sprendimą, kol kas klausimų nematau, tad galite juos užduoti, jeigu jų turite. Luktelsiu minutėlę. Klausimų nelabai yra. Tikiuosi, aišku. Visgi, jeigu kils klausimų, tai visada klausimus galite rašyti gediminas@baltavax.com ir susisiekti su manimi tiesiogiai. Taip, gavome klausimų. Koks licencijavimo principas? Licencijuojama yra per vartotoją. Labai paprastai. Ne kompiuteris, o vartotojas. Jeigu prie kompiuterio dirba 2 vartotojai, tai bus 2 licenzijos, jeigu viena licencija. Labai paprastai. Tiek, kiek įmonėje darbuotojų, tiek ir licencijų reikia įsigyti. Taip, matau, klausimų nėra, mūsų visas laikas ištiksėjo, matau netgi viršėjimų, tai visiems norėčiau padėkoti už dalyvavimą, visgi jeigu turite klausimų, parašykite tiesiogiai, gediminas@baltavax, o šiandien likite atsargus ir geros likusios dienos.